Sveiki, aš Adomas Makarevičius. Pristatau Jums mūsų Vilniaus universiteto analitinės žurnalistikos programos magistrantų sukurtą naują laidą Konfliktai ne pasaulio pabaiga. Turbūt kiekvienas esame atsidūrę konfliktinėse situacijose ir į konfliktų sūkurį kartais patenkame netikėtai. Laidoje matysite keletą siužetų, kuriuose skirtingų sričių ekspertai padeda atsakyti į įvairiausius klausimus. Dabar kviečiame pasižiūrėti žurnalistės Dovilės Abramaitytės parengto pokalbio su psichologe Lina Rasimaite Šabliuk. Konfliktus pirmiausia, matyt, galim apskritai išskirti tokias dvi labai stambes grupės. Viena yra, apie ką ir kalbat, konfliktai, kurie vyksta tarp žmonių, tarp kelių ar grupės, kelių grupių net žmonių. Kita konfliktų grupė yra konfliktai, kurie vyksta žmogaus viduj, vieno žmogaus viduj, vadinami tokie intrapsichiniai konfliktai, kai kažkokios kelios idėjos ar keli poreikiai grumėsi vieno žmogaus viduje. Ir ta kova, kurią mes kartais matom, ne kartais, dažnai matom tarp žmonių, tarp vaikų ir tėvų, tarp partnerių, tarp kolegų, vyksta žmogaus viduj. Tai irgi tokia labai įdomi konfliktų grupė, kurios čia turbūt verta nepraleisti. O tada sakykite, kurie yra sunkesni, ar kai viduje vyksta konfliktas, ar kai konfliktuoji su kitu žmogumi? Labai geras klausimas. Turbūt ir ten gali būti labai tokių stiprių, gal net kartais aklaviečių. Turbūt aklavietės jausmas yra toks, kuris ištinka, kai konfliktai labai įgilėja ir atrodo, kad nėra išeities. Tai tiek ir viduj, sprendžiant kažkokias tai dilemas, tiek ir tarp žmonių tas gali ištikti. Dabar važiuodama čia klausiau laidos, kur moteris pasakojo, kaip jinai atrado savo trauką kitai moteriai, nors visą gyvenimą iki tol jautėsi gana homofobiškai. Ir tai yra milžiniškas vidinis konfliktas, ką tai reiškia, tokį jausmą pajausti, kurio negali pakęsti kitose žmonėse, taip pat ir savy. Toks pavyzdys, bet mes to, aišku, labai daug matom ir išorėje. Ta pati tema, jeigu taip ją toliau pratęsus tarp žmonių grupių, labai stiprios kovos vyksta. Vieni kitų nenori pripažinti, įsileisti, kažkaip arčiau būti. Tai tokie vertybiniai konfliktai, vertybinio pagrindo konfliktai iš esmės yra labai sunkus pagal apibrėžimą. Taip, kas tai bebūtų, ar tai būtų apie kažkokias seksualinę orientaciją, ar tai būtų apie kažkokius etninius, kultūrinius dalykus. Šitie konfliktai, kai konfliktuoja dvi skirtingus tokius vertybinius įsitikinimus turinčios grupės, yra sunkiausiai sprendžiami, vieni sunkiausiai sprendžiamų. Kuo konflikto kažkokių pasekmių vertė yra mažesnė, mažiau svarbi, tuo jie yra lengviau sprendžiami. Pavyzdžiui, ką valgysim vakarieniai, gali susipešti, bet iš principo didelių pasekmių greičiausiai nebus ir tą konfliktą nesunku išspręsti. Tai visai kita kategorija negu ta prieš tai minėta, jaučiasi. O galbūt vyksta kažkokie smegenyse procesai, ar kas įvyksta apskritai žmoguje, kad mes konfliktuojame. Kas tai priveda prie konflikto, kad tiek su savimi, savo mintyse atsiranda kažkokie prieštaravimai. Taip lyg atrodytų, kad čia kažkas nenormalaus, bet tai visiškai natūrali būsena. Aš turiu savo kažkokią poziciją, savo situaciją, štai kitas žmogus turi kitokią, kuri ateina iš jo patirties, iš jo dabartinės situacijos ir mes susiduriam. Ir jeigu mūsų situacijos kažkaip nesutampa, ir derlinga žemė konfliktui. Kaip mes jį išvystysim, jau priklauso irgi nuo mūsų, gali būti labai skirtingų išeigų, galim taip ir nesusitart, galim labai paprastai išspręsti, bet kad tai labai natūrali, amžina būsena, kuri reikalinga, per konfliktą mes surandam naujų sprendimų, kažkokių tai netikėtų, gal net kūrybiškų dalykų atsiranda. Tai privalu, mano galva, konfliktuoti, susidurti taip
susimušti. Kai visi galvoja vienodai, taip situacija tokia gana užpelkėja, galima sakyti. O kai skirtingai, kažką galim naujo iš to atrasti. Tai labai geras dalykas, kai yra konstruktyviai su tuo tvarkomasi. Kartais jie labai žiaurūs ir be išeities matai, kad žmonės išsidrasko, išsiskiria, bet, matyt, tuo metu ten kitaip neišėjo. Tai vienas iš variantų, tikrai poros konfliktuose dažnai ateina ir į porų psichoterapiją, būtent ieškoto trečio žmogaus, kuris jam pasakytų, nes jie jau yra pasimetę, ar čia yra normalu, kas pas mus dedasi, vyksta šitas karas mūsų toks, ir kuri čia pusė ką puola, jau tampa nebeaišku, ar čia vis tik kažkaip reikia baigti, ieškoti išeičių kažkokių tai pagalbos. Tai trečias žmogus labai dažnai turi neutralaus žvilgsnio ir gali daugiau pasakyti. Manau, kad konfliktas kaip tik pasaulio pradžia, pasaulio varomasis toks variklis, jis suka mus į priekį, manau, be konfliktų būtų ne kažką. Konfliktai ne tik suaugusiųjų reikalas. Nesutarimai yra natūrali kasdienybė ir vaikų pasaulyje. Čia mokykla vaidina svarbų vaidmenį. Kaip žinia, nesutarimai gali kilti ir pradinių klasių moksleiviams. Kyla klausimas, kokios sprendimo būdus pasitelkia mokytojai ir mokyklos darbuotojai. Mūsų žurnalistė Anastasija Marčenkaitė apie tai kalbasi su Karalienės Mortos pradinės mokyklos vadovu Donatu Kubiliumi. Neturėtų konfliktų, tai gyventi kažkokiam burbule, atskiroj terpėj, kuri visiškai nesusijusi su šiandieniniu pasauliu. Vaikas vienaip reaguoja į konfliktą mokykloje, kitaip reaguoja namuose. Dažnai mes susitinkam netgi su tėvais ir pradedam kalbėti apie pasakoti apie vaiką. Ir tėvai sako, čia tikrai apie mano vaiką pasakoja, nes jisai toj terpėj elgiasi taip, galbūt jisai sulaiko emocijas. Namuose tas visas emocijas išleidžia ir konfliktas gaunasi tarp tėvų. Bet mokykla irgi būna įtraukta į tuos procesus, tai vėlgi mes skaičiuojam ne vien tik tai, kas vyksta būtent mokyklos ribose, kas vyksta šeimose, kaip jie gyvena, kokį socialinį gyvenimą ir panašiai. O kokio pobūdžio dažniausiai mokykloje kyla konfliktai? Ar tai būna, pavyzdžiui, dėl pažymių, ar tai yra dėl santykių su mokytojais, su klasiokais, o gal dėl kažkokių kitokių priežasčių? Tos priežastys visiškai įvairios yra. Ir vienas iš svarbiausių turbūt momentų, kaip mes galvojam, kad negalvoti, kad tai yra nesąmonė. Jeigu vaikui tai yra svarbu, mes turim nusileisti į vaiko lygį ir galvoti apie jį. Jeigu jam kamulio, nežinau, draugas paėmė kamulį, jam tai yra šios dienos pats svarbiausias dalykas yra. Ir jeigu mes sakysim, baik, nesinervuok ir visą kitą, užgniaušim jo tas emocijas, ir sakysim, kad čia yra visiškai nesvarbu, jisai mūsų nesupras. Mes jo nesuprasim, didės tarpas tarp vaiko ir suaugusio žmogaus, tai mes to nenorim. Mes nusileidžiam iki vaiko lygmens, aiškinamės, kodėl tau kilo tokios situacijos ir panašiai. Tai tų situacijų, kaip ir minėjau, nuo kamulio atėmimo iki, nežinau, suaugusio žvilgsnio ir panašiai. Nebūtinai tai išauga į konfliktą, bet kažkokias užuomazgas mes stengiamės pamatyti, kurios neleistų tam procesui vystytis ir plėtotis iki kažkokio didesnio konflikto. Aš manau, kad tas konfliktas nėra blogis iš savęs. Žiūrint, kaip mes jį žvelgiam ir kaip mes mokam reaguoti į tam tikras situacijas. Jeigu skirtingų nuomonių turėjimas ir mokėjimas jas reikšti ir mokėti susirasti tą sprendimą, tai yra labai didelis gebėjimas. Mes netgi į pradinės mokyklos programą esam įtraukę ir debatų programas, viešai kalbėjimą, kad jie mokėtų diskutuoti, kad ieškotų sprendimų. Nes gyvenime tų situacijų yra ir visada išvengti konflikto, tu negali. Tu turi mokėti su tuo, turėti tą konfliktą ir iš to išeiti, susirasti, nežinau, bendrą sprendimą, nebūtinai bendrą sprendimą, galbūt kažkur nusileisti, kažkur ieškoti ir turėti savo tvirtą nuomonę ir tiesiog sakyti, sutarti, kad mes nesutariam. Tai irgi yra visiškai neblogas žingsnis, tiesiog tam tikroj pozicijai neturėti sutarimų yra gerai.
bet žiūrėti į kitą žmogų ir užgaulioti, tai yra negerai, ką mes turim stabdyti ir tą turim visi suprasti nuo suaugusio žmogaus iki pačio mažiausio priešmokyklinio. Kaip jūs mokyklos su kitais kolegomis sprendžiate konfliktus? Galbūt turit kažkokius tam tikrus patikrintus būdus, o galbūt yra kūrybiški, kažkokie kūrybiniai būdai, kurie padeda išspręsti konfliktus? Vieno tokio auksinio būdo niekada nėra. Tu visada esi procese. Surandi vieną būdą, jisai geriausiu atveju kokį mėnesį gali veikti, tada imi ieškai kitų sprendimų. Ką mes mokykloje esam pagalvoję apie tos tokius bendrinius dalykus, kaip sisteminius, kurie manom, kad turi įtakos vaikų formavimas. Tai vėlgi, mokymasis bendradarbiauti, bendradarbiavimo tam tikros užduotis. Klasių perdėliojimas su kitais vaikais. Kiekvieną dieną vaikai dirba su kitomis grupėmis. Mokėti būti su skirtingais žmonėmis, ieškoti sprendimų tenai. Turime pasidarę kvėpavimo pratimus, kvėpavimo korteles specialias, kada vaikas supyksta, kad jisai galėtų iškvėpuoti tą dalyką, ramiai išbūti ir tada grįžti į tą savo normalią būseną ir pradėti kalbėti. Mes nuo pat mažens su vaikais kalbam, kad jeigu tau sukyla pyktis, dažniausiai jisai užtemdo protą ir tu negali teisingai priimti sprendimą. Nusiramink, pakvėpuok, tada atsiras sprendimai, tu pradėsi galvoti ir dažniausiai ir greičiausiai turbūt ir surasti tą sprendimą. Bendradarbiavimas su tėvais, nuolatinis tas ryšio palaikymas. Mes esam sutarę su tėvais. Kalbėkim ir neleiskim istorijai kurtis mūsų galvose. Nes dažniausiai mes, jeigu kažko nežinom, mūsų pasąmonėj pradam kurti istoriją ir tada iš tos istorijos kažkoks požiūris atsiranda ir tada konfliktinė situacija. Su vaikais lygiai tas pats, tik tai jau mokytojų lygmenį, jie turi bendradarbiauti, kalbėti su vaikais, nes vaikams dažniausiai užtenka to tokio ryšio, dėmesio ir jie linkę yra kalbėtis, ypatingai pradinėje mokykloje. Turime vėlgi emocinio intelekto programą, dirbame su Kimočių programa, kur kalbamės su vaikais apie jų emocijas, kaip jas reikšti tinkamai ir panašiai. Tai tų būdų įvairiausių yra, tokių smulkesnių be galo daug, bet juos, sakau, keičiame nuolat ir žiūrime, kas veikia tam tikram amžiaus tarpsniui ir kiek laiko jis veikia. Santykiai ne visada tik meilė ir darna. Kartais dūžta viltis, griūna šeimos. Tuomet savi sunkumai kyla tiek suaugusiems, tiek vaikams. Teismo vaikų psichologo pareiga – padėti jiems atsiverti ir liudyti teismo procesuose. Žurnalistė Vaida Kerienė kalbasi su Panevėžio apskrities teismo psichologu Nerijumi Ogintu. Esame vaikų teismo apklausos kambaryje. Psichologas padės suprasti vaiko vaidmenį teisminiuose šeimos ginčų procesuose. Dalinsis patarimais, kaip valdyti konfliktus šeimose. Čia jau civilinėme procese, jeigu vyksta skyrybų procesas, ar tėvai išsiskyrė ir konfliktuoja, tarpusavį nesutarė ir naudoja vaiką kaip kažkokią priemonę pozicijoms sustiprinti ar pasiekti tikslų vidinių, kovojant su kita šalimi, sakykime. Svarbu padėti vaikui suvokti, kad jis nėra kaltas dėl to, kas vyksta. Tačiau dažnai vaikai matę įvykį ir apie jį pasakodami jaučiasi kalti. O jeigu čia ne civilinis procesas, o baudžiamasis procesas, kai tarkim mūšė jį kažkas. Arba matė, sakykime, kai kažkas iš tėvų vienas kitą mūšė. Tai irgi vaikas gali jaustis kaltas vien pasakodamas apie tai. Ir realiai jis turi teisę atsisakyti, duoti parodymus apie savo šeimos narį, arba atsakyti kai kuriuos klausimus. Ir va čia jau reikia pradžioj susitarti. Dėl to, ar vaikas sutinka duoti parodymus. Vaikas susitikimui su teismo psichologu reikia paruošti iš anksto. Kur jis vyksta ir ką jis darys. Kad svarbu, kad jis papasakotų tai, ką žino, kad tai būtų tik tiesa ir kad būtų vaikas informuotas bent, kiek galima anksčiau, kad reiks ateiti. Nors kartais labai pagunda tėvam yra pasakyti paskutinę minutę. Ir jeigu pasako paskutinę minutę ir dar sako, kad eisim į parduotuvę, o iš tikrųjų ateina į teismą ir sako, va dar į teismą reikia užeiti, o po to į parduotuvę. Vaikas jaučiasi apgautas, su tam tikrų vidinių nepasitenkinimo jausmus jis gali nepasakoti. Konfliktų sprendimo įgūdžių vaikai mokosi šeimoje. Konflikto metu dažniausiai pasitaikanti klaida – tai per anksti padarytos išvados. Kažkas kažkaip pažiūrėjo, kažką pasakė ir jam jau aišku, kad ką anas turėjo omeny. Nežinau, čia taip kaip jeigu vyras ir žmona
kažką vyras pasakė ar kažką žmona pasakė, ana pusė jau iškart suprato, ką padarė, ką tai reiškia ir iškart net nekelia klausimo, net nesišneka apie tai. Imasi priemonių, tarkim, nebesišneka. Arba taip jau atsako, kad jau anas jau jaučiasi tikrai kaip dantis būtų išdaužtas. Tikrai pritariu ir sutinku, kad žmonės kažkaip jaučia grėsmę kalbėti, nes jeigu aš kalbu, jeigu aš pasakau, kad man kažkas nepatiko, kažkas iškart gali apkaltinti, kad nu kaip tai tau nepatiko, jeigu tau nepatiko, tai tu su tavim problema kažkokia. Bet vadinasi, anas nekonstruktyviai, anas gynybiškas ir kaltinantis kitas, sakykime, tas žmogus. O aš bandau spręsti problemą. Nu, realiai kaip išmokti ją spręsti? Nu, tai užtat ir sakau, kad šeima labai svarbi, nes jeigu pavyksta šeimoje kalbėti su tikslu išspręsti problemą, tai tą įgūdį žmogus ir nešasi. Ir jis tada supranta, kad, nu, kol nesupratau, nu, pavojinga duoti iškart, kaip perkeltinė prasme, duoti snukį, ta prasme, taip emociškai, piktai kažką atsikirsti. Tas atsikirtimas dažnai kito gali būti suprastas kaip puolimas, kad nebesupranta viens, kuris čia smurtautojas, o kuris auka. Kai kurie žmonės, netgi šitaip jie, jeigu jo atsiprašė, jis tada supranta, kad anas kaltas buvo. Ir nemato to vertės, kad atsiprašymas yra kažkoks bandymas eiti į nuoširdų pokalbį kažkokį atviresnį. Ką daryti tuomet, kai emocijos pasiekia aukščiausią tašką ir konfliktas vis dėlto jau įsiplieskė? Kai esi tam tokiam jau pike, kaip pasakėt, reikia, sakyčiau, apskritai gerai šeimoje susitarti, nerėkti ir kalbėti pagarbiai. Negalima tono kelti. Nu, nebent svarbu parodyti, kad tu supykai, bet negalima rėkti, negalima žeminti ir jeigu tai prasideda, žinokit, kvėpuoti, suskaičiuoti iki 10, čia tokios labai primityvios technikos, dabar tik stop, truputį stop, tylėk, viskas, pabūk minutę bent, patylėk, po to dar 10 minučių patylėti, o tada jau būtų... Taip žmonės nedarys, bet šiaip labai tokiais atvejais, jeigu tikrai esi dėl kažko piktas, labai būtų gerai užsirašyti, dėl ko tu pyksti ir tada aiškiai susakyti, netgi perskaityti, aiškiai esminę problemą, dėl ko tu pyksti. Tai labai nenatūralus procesas, aiškintis ten užsirašius ar kažkaip, bet čia būtų tai, kas padėtų konstruktyviai spręsti. Paprastai konfliktus sprendžiame patys. Vis dėlto, kartais prireikia ir tarpininkų pagalbos. Štai Lietuvos policijos komisaras, inspektorius Dalius Mackela dažnai susiduria su viešosios tvarkos pažeidimais. Kaip antai smurtas, ginčai, grasinimai. Jį kalbina mūsų laidos žurnalistas Domantas Bronušas. Smagu. Dalius Mackela daugiau nei 20 metų dirba policijoje. Dažnai turbūt esate matę jį laidoje Farai. Aš kaip ar tai šaržuodamas pasakysiu, policija visą laiką važiuoja ten, kur yra kažkam reikalinga pagalba. Kiekvieną tokį įvykį net labai žiūri individualiai. Visų pirma, tai greičiausiai reikia pamatyti tą konflikto pobūdį ir išgirsti konfliktuojančias pusės. Neužduoti to pačio tono. Žmonės, kurie labai supykę arba labai pikti, nenuraminti arba nenusiraminę, labai sunku bendrauti su tokiais žmonėmis. Kaip psichologas jis leidžia žmogui kažkaip išsikalbėti ir jisai padeda, tarkim, tam individualiai žmogui. Gal ir grupinės būna kažkokios terapijos. Tai mūsų situacijų tarnybos, tai mes turim gelbėti visą situaciją. Kokie pastebėjote efektyviausi konflikto valdymo metodai? Leidimas žmogui būti išgirstam, tai yra išklausimas. Be abejo, jeigu tai truks parą, mes tikrai tiek laiko neturėsime. Kiekvieną konfliktą dažniausiai užgesina tinkamas pasirinktas kažkoks tinkamas bendravimo būdas. Į to žmogaus situaciją pažvelgti labai empatiškai. Visą laiką mes pradžiai paprašom, po to mes pareikalaujam. Jau kalbant iš tos pareigūnos perspektyvos. Yra žmonių, kurie konfliktuoja, tiesiog jie būna supykę,
Ir tu, kai pareigūnas, tu atvažiuojant tos bangos, kai jau jinai būna nuslobus, mums pasirodžius, jinai vėl kyla į viršų, nes žmogui reikia pasikartoti, kas čia įvyko, nes mes to kaip ir nematėm. Tai tada reikia daug kantrybės. Tai labai individualu. Nėra to tokio, sakau, standarto, kad su visais reikia bendrauti vienodai. Dabar pradeda vardinti žmogų vardu. Mes kartais sakom, kad vardas sušildo. Man svarbus jūsų vardas, vadinasi, man svarbi ir jūsų problema. Kartais reikia pasikalbėjimo, kartais reikia teisėjavimo tiesiog, ar ne? Tas teisėjavimas ne visą laiką būna malonus pasakyti, kad žinot, išklausėm abi pusės ir visgi mes norim pasakyti, kad jūs esate neteisus. Bet tai ne tik tai, ką kalba žmogus, priklauso nuo to, kaip jis elgėsi, ką jis padarė iki tol. Tai sakau, ta istorija tokia labai nebūna, galbūt ne per teliką žmonės mato tokias trumpas istorijas, jinai būna tęsiasi ilgai labai. Man tekė, kad atvažiuojam į smurtą artimoje aplinkoje. Ir vyras, ir moteris, ir vaikų šeima pilna, ir kažkaip, ten reikia kažkokį sprendimą priimti. Prabėga kokios 2 savaitės, dirbi tam pačiam mieste, dirbi tam pačiam rajone, važiuoju gatvelę ir atsimeni tuos adresus, ir sakau, kolegai, užeinam, sakau. Ta šeima vėl savo kieme, ten vyras baseiną pila, atsimenu, moteris kažką ten su lėliuku ten žaidžia, paaugliukas sūnus ten su dviračiu kieme važinėja. Mes pereinam, per vartelius įeinam, tas vyras žiūri tą žmoną į tą vyrą, kas čia skambino, sako. Ir jie mums sako, ko čia atvažiavot, kas čia atsitiko? Sakom, žiūrėkit, mes šiaip pro šalį važiavom, jeigu atsiminat, mes prieš 2 savaitės pas jūs buvom, tiesiog atvažiavom pasižiūrėti, kaip jums sekasi. Jie sako, kaip čia taip suprast. Ir tas vyras, daryk arbato žmonai, bet pagarbiai kalba, matau, kad susitaikė gražiai. Tai sakau, negersim, tužiam šiaip pažiūrėti. Žmonėm, kažkaip, nežinau, tas turbūt irgi, kad jie reagavimas anksčiau laiko, negu tas konfliktas aplamai arba prasidėjo, arba jau jisai įsibėgėjo, nes konflikto visas tas tokias pabaigas, tai jau čia kaip dėlionė rankiot reikia. Dažniausiai policija būna tas pirma įstaiga, kuri atvyksta į kažkokią konflikto priežastį. Dažniausiai, turbūt dažniausiai arba medikai, arba mes. Tenka pabūti tokiais psichologais ir, pavyzdžiui, atvažiavęs smurtą artimoje aplinkoje, gal nueiti tuos vaikus kambarį, nuraminti verkiančius, nes vaikai išsigandę. Ir žinot, kartais tai veikia. Tam tėvui tie vaikai yra irgi vaikai. Ir toj šeimoje vis dėlto viskas yra bendra ir kažkaip ten yra jų šeimos idilė ir nueini pas tuos vaikus. Ir kartais tu matai, kaip tėvas stebi, kad pareigūnas kalbasi su vaikais ir tu supranti, kad jis supranta, kad tu juos neapsiklausinėjai, tu juos klausi, ar viskas gerai, nebijokite. Kai vyras sako, dėk antrankius, bet sako, už vaikus, tai, sako, pagarba, žinai. Čia nepuolėt sulaikinėt. Sakau, nedėsim mes jų antrankių, jokių vaikų akivaizdoje, nes mes, tiesiog pabandysim suprasti, kad ir jūs, protingas vyras, nenorite matyti, kad vaikai matytų, kad jums dedami antrankiai. Čia toks kaip tęstinis gaunasi nebesmurtas, bet prievartos elementas. Nenorim to, kad tai matytų tavo vaikai. O jūs pajaučiat, pavyzdžiui, kada su žmogumi bendaujantis, kad jau šitas momentas galbūt reikia kažkaip atsagiau kalbėti. Jeigu žmogus atsiveria, leidžiasi būti pažįstamas, tai tu ir eini tą gilį kartu su juo. Jisai turi teisę tylėti ir nekalbėti, negali priversti. Bet jeigu žmogus leidžiasi pats į tą tokį, mes sakom, kartais pokalbio kelionę, jeigu jinai yra į temą, tai reiktų klausyti. Sakom, kad vieni sako tiesą ir tai yra nuoširdu, tu tą jauti labai. Ir plus faktai tai patvirtina. Kiti bando kažkaip kalbėti apie tai, kas atrodo jam naudinga, bet jis nenori pasakyti mum. Jis nėra nesąžiningas, bet kai ką nuslepia, tada kartais reikia paklausti. Kartais yra tokių pašnekovų, kur tu kalbės tavo kalbą, tu užsigert norisi, žinai. Nuo to melo supranti ir tu supranti, kad toks saldus melas yra ir kažkaip, bet kartais paklausiu žmogaus klausimo, net neatsakymas būna atsakymas. Ir ten būna tą pokalbį apsuki ir paskui grįžti vėl nuo pradžios. Ir vėl, tu klausi tų pačių dalykų, gal kitais žodžiais, bet tiesa turėtų būti tokia pati. Ten, jeigu buvo 2, tai atsiranda 3, jeigu ten buvo 7 valandą, tai atsiranda 9. Ir tu tiesiog sakai, kad mes čia laiką gaištam, tiek mums čia dabar. Bet laiko reikia išklausyti, negali primsti, tu man meluoji, ar ne? Žmogus gali ir neatsimint kartais, bet. Tai tas pažinimas žmogaus toks pakankamai svarbus dalykas, jisai padeda spręstas konfliktės situacijas. Džiaugsmą mums teikia tada, kada atvažiuoji, ten visi pikti, kirviais mojuoja, išvažiuoji, visi laimingi, atsiprašo, susitaikė,
pažada, kad daugiau taip nesielgs. Va mūsų toks darbas ir tai ir atperka tą negatyvą, kurį patiriam. Pasistengti gyventi tiesoje su savimi ir su visuomenė. Kartais mes galim apgauti visuomenę, kad mes esam teisūs, bet viduje puikiai žinom, kad esam neteisūs. Iš to dažnai kyla tie konfliktai. O jeigu tu nežinai, kad tu negyveni tiesoje, tai jeigu tau tai bando paaiškinti ir tu supranti, kad tu jau supratai, kad tu neteisus, pripažinti. Tiesiog pripažinti, turėti nuolankumą, kartais mokėti atsiprašyti, mokėti priimti kitus. Nes mes turim ir galim ir privalom būti skirtingi ir neprivalom būti visi mąstantis kaip aš. Tai yra ta tolerancija kažkokia tokia, ar ne, empatija. Ir tada kažkaip galvoju, kai yra nuoširdų santykiai tarp žmonių, to konfliktų tikrai yra mažiau. Galiausiai į konfliktų temą pažvelkime per tikėjimo prizmę. Kokia yra konflikto prigimtis religinių požiūrių? Kaip su to susijusi pirmoji žmogaus nuodėmė? Na ir kokia yra šėtono logika? Į šiuos ir kitus klausimus atsako žurnalistės Mildos Drejerytės kalbinamas biblistas Mozė Mitkevičius. Aš esu biblistas ir bandau ieškoti visų atsakymų Dievo žodyje Biblijoje, kurios pirmoji knyga, pradžios knyga, 11 skyrių pirmųjų bando tiesiog atsakyti mito pagalba, iš kur atsiranda blogis, kaip apskritai atsirado žmogus kūrinyje. Tai va tame kontekste atsiranda ir pirmasis konfliktas tarp Dievo ir žmonių. Ir žmonių, kurie padaro pirmąją nuodėmę, nusižengdami Dievo valiai ir išduodami turbūt savyje dieviškumą arba kažkokį meilės principą. Tai vat jau ten yra pirmasis konfliktas ir kuris yra Dievui irgi problema, nes jam reikia kažkaip būti su tais žmonėmis, su savo kūriniu ir jis trokšta būti, o žmogus slepiasi nuo Dievo. Biblija pasakoja, kad visą tai atsiranda dėl šėtono pavydo žmogui, kuris yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, yra išaukštintas. Ir jis mėgina sugundyti ir jam pavyksta žmonės suklaidindamas įvesti į tokią būtent būseną, konflikto būseną su Dievu, o paskui aišku ir su savim pačiu. Tai religija krikščioniška, bet taip pat ir judaizmas, apskritai bažnyčios mokymas, netgi prie viso to, suvokia konflikto priežastį būtent prigimtyje, mūsų pažeistoj prigimtyje, kurie atsiranda su pirmąja nuodėme. Tai reiškia, mes iš prigimties esame linkę į konfliktą. Ir linkę, bet taip pat tai nėra kažkaip tai besąlygiškai nulemta. Nes vis tiek žmogus, jisai pajėgus kurti dialogą. Ir tą pajėgumą jau užtikrina šventosios dvasios buvimas mumise, ką mes suvokiam kaip paties Dievo buvimą mumise. Dievo, kuris yra taika, kuris yra meilė, kuris yra ramybė, kuris yra ir dialogas, galima netgi taip jį pavadinti. O jeigu kyla konfliktas, jeigu jau kažkas įvyko, kaip reikėtų jį valdyti, kaip reikėtų spręsti pagal jūsų požiūrį ir pagal bažnyčios mokymą? Tai vėl aš žiūrėčiau į Bibliją, ką daro Dievas pirmiausia su konfliktu, pirmuoju konfliktu. Tai jisai keičia kryptį. Normaliai turėtų turbūt sunaikinti žmonės kaip nevykusius kūrinius, bet jisai keičia kryptį ir mėgina išganyti žmoniją. Tarkim, simbolių pagalba, jeigu kalbėtume apie pirmuosius žmonės, Ievą ir Adomą, tai jie buvo apvilkti pačioj pradžioj Dievo šlove, spindėjo ir dėl to, kaip Biblija sako, nors ir buvo nuogi, bet nejautė gėdos. Tuo tarpu po konflikto jie neteko savyje to spindesio, Dievo šlovės.
Bet esmė turbūt, kad žmogus bandė susigrąžinti tą šlovę, kurią pirminę prarado, savo pastangomis bandė susigrąžinti ir tas nepavyko. Atleidimas keičia žmogų. Tai vad galbūt ir mums tai yra receptas, toks galėtų būti principas kažkoks bendras, kaip reaguoti į konfliktus per atleidimą. Per atleidimą ir per troškimą kažkaip kurti, būti kartu. Man atrodo, visi konfliktai kyla iš to, kad mes atmetam kūrimo galimybę. Mes norim suvienodinti ir tada palenkti kitą, kad jis galvotų taip, kaip aš, elgtųsi taip, kaip aš. Bet tai yra šėtono logika, nes šėtonas jisai nėra kūrėjas ir jis negeba kurti, jisai geba tik tai kopijuoti ir labai nevykusi. Man labai įdomu, o ar jūsų, sakykime, kunigų bendruomeniai, bažnyčios bendruomeniai, ar būna, kad kyla kokie konfliktai? Tai esam žmonės, pirmiausia, nuo to reikia pradėti, o kadangi esam žmonės, tai pasireiškia ir visi tokie labai žmogiški dalykai, nuo kurių dažniausiai kyla konfliktai. Tai yra emocijos, įsiskaudinimai, galbūt kažkokie įsižeidimai, gal ir kompleksai, kitąsyk. Žodžiu, daug tokių psichologinių dalykų, kurie veikia žmogų ir kurių dėka atsiranda tie konfliktai. Bet mes tikinti žmonės, ne šiaip kunigai, tik tai kunigai, bet apskritai kiekvienas tikinti žmogus, jisai mėgina mokytis iš paties Dievo, kaip būti labiau žmogumi. Kartais, aišku, tenka aukoti savo asmeninius interesus vardan bendrojo gėrio, bet bendras gėris jis irgi nėra tik tai kažkieno gėris, bet atrasti, kad aš esu taip pat to dalis ir kad kartais asmeninė nauda aukojama vardan bendro gėrio ir pasitarnauja labiau ir mano žmogiškumui ir vienas kito žmogiškumui. Atrasti, kad esam skirtingi, kiekvienas kūrinys, kiekvienas žmogus kaip kūrinys, kad Dievas neštampuoja trafaretų, bet kiekvienas turi kažką unikalaus, gražaus ir mėginti tame skirtingume atrasti grožį, kuris papildo vienas kitą ir tada bus mažiau tų konfliktų.